garsiausias šios dienos moterų, praktiškai Lietuvos moterų, ne tik rykštė, nes dauguma net iš esmės nieko nejaučia, viskas yra gerai ir tas perkūnas iš giedro dangaus šitą problemą išlenda. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju idealios šeimos be moters. Jinai daug daro šeimoje, labai jos didelė įtaka. Manau, kad jeigu vaikas yra labai jaunas, dar mažiukas visai, tai vienam tėvui užauginti vaiką ir kad jisai paskui normaliai integruotųsi visuomenėje yra labai sunku. Labai baisu. Uošvienė sirgo tokia liga ir liūdnai baigėsi. Kad tai nelaimė, jeigu taip kalbėti, tai žmogui yra nelaimė, taip. Ir nežinia, ar žmogui pavyks įsikapstyti iš tos bėdos ar ne. Kur kreiptis tikrai visai nežinau. Nežinau, šito negaliu pasakyti. Pirmiausia, tai reikia kreiptis pas tokias moteris, kurios jau šitą ligą sirgusios. Ne visi šeimos nariai gali tai suprasti apie tą ligą, ne visi draugai. Gali tikėtis iš šitos draugijos, ką jūs čia... Paramą, bendravimą, niekada, kaip pasakyti, tokia moteris, kaip susirgus šią ligą, vieną kitą suprantam. To nesupras moteris sveika. Aišku, kai yra žmogus, kuris apie tai pakalba geriau ir žinodama šitai, tai padeda labiau negu taip, kad tiesiog liktai palaikyti, bet iki galo negali pakalbėti, nes tu esi visien, tu esi vyriškis. Gali palaikyti, bet negali tikrai suprasti, kas darosi iki galo. Gal šiek tiek psichologinio atžvilgių yra visai gerai, kad nenumoja taip ranką, gyvenkit kaip norit ir kad kažkam rūpi.